Namas medinis, dar namas jau rąstinis, tai pas jį turi būti ir mediniai langai. Tai ta prasme, čia viena iš detalių ir tai nėra taip, kad jis yra tiesiog ir kaip puošybos elementas, nes, kaip žmogo akis išlupk, tai kas lieka, tai tas ir lieka žmogus be akių, Tai, o jis stato kažkokį kažkokį tai plastmasinį protezą, kuris, ne visai netinka tiesiog šitam namui. Dar mūriniuose, šiuolaikiniuose aš nesakau, kad ten tie plastikiniai langai, ar ten kažkokie metaliniai, ar visokie ten duralio, ten yra labai blogi, ar ten jie tiesiog, jie skirti yra tam tikriem dalykam ir šitie langai skirti. Jeigu yra išlikę, tai juos yra geriau išsaugoti. Pavasarį prie jo sėdėjau už nugaros ir pamačiau, kad jis visai neblogas. Visai toks, kaip sakyti, restauruotinas. Ir taip kažkaip savo garsiai pagalvojau, kad gal visai būtų fainai sutvarkyti. Ir po to kažkaip tai atsirado tas toliau mintis, kad tai vis tiek yra ir socialinis projektas, ir vaikų darželis, ir žmonės gali ateiti vietiniai pasižiūrėti, nes juos čia visai tyrė. Ir jie niekaip negauna to apčiuopamo rezultato, kad kažkas jiem ką nors padarytų realiai, kad pačiupinėti galėtų. Tai čia tas vienas iš tokių dalykų, kur tiesiog gali pačiupinėti, kad kažkas jau yra. Ir pasižiūrėti, kad tikrai nereikia tų langų išmetinėti, kad yra didelė vertybė ir juos galima ir saugoti, ir sutvarkyti, ir jie tikrai ir būna ir sandarūs, ir ten niekas pro juos nepučia. Tai furnitūra langai matyti jau yra, gal dalis kažkokios tai yra iš 19 pačios pabaigos, bet šiaip 20 pradžia furnitūra. Jis turi vieną labai didelę savybę, kuris net praktiškai lenkia ir šiuolaikinį langą, tai yra tarpulangis. Jeigu yra lange tarpulangis, tai reiškia decibelų jisai sulaiko daugiau negu šiuolaikinis net 3 stiklų langas. Restauracija paprastuoju būdu. Buvo nulūžo, išplakiau, pramušiau skylę, tą patį nulūžusį pridėjau ir čia nusidažys, čia nieks net nesuvos, kad čia kažkas buvo keista. Tarpukaris buvo čia gan, prasta kokybė tų langų buvo. Labai gera vacarinė, tai čia vacarinį laikai, dėl to ir medis geras buvo. Čia jos jį labai stropiai ruošdavo. Jeigu geras medinis šiuolaikinis langas, jis maždaug kainuoja taip, kaip senas restauruotas. Čia žiūrint, aišku, čia visokių yra ten niuansų, bet maždaug. Bet šito yra, tvarumas kitas. Šitas langas gerai surestauruotas dar gyvens su, kas 50 metų priežiūros tokios rimtesnės, o šiaip tai tokios minimalios priežiūros kiekvieną kartą, tai kokį, 250-300 metų.